Sveiki visi! Šiandien žvejojame Oldburge lydekas ir jos šiandien yra labai aktyvios. Čia mačiau nemažai žmonių pagauna gan trofėjus, tai pabandysime gal ir mum aš netyčia pakips trofėjus. Tai va, 2 kg 200 lydeka. Tai šiaip kaviniai dažnai reikia nuo 2 kg 2 lydekų ir duoda tarp 100 ir 110 silverio, tai yra labai gerai, ir šiaip lydekos galima nemažai silverio užsidirbti. Tarkim, net galima, naktį žvejoti brymus, o paskui lydekas ir tada gautųsi labai nemažai silverio, ypač pradžiai. Ir čia yra twitching taktika, tai taip lyg 2 pasukimai ir pauzelė. 2 pasukimai ir pauzelė. Lydekos trofėjus yra nuo 12 kg. Seniau kibdavo ten visokiose ir priekyje ten būdavo vienas potas ant lentos, čia šitam dabar labai kimba. O, kažkas didesnio. Jau turėtų būti virš 5 kg, tikrai manau. Oho. Gan graži lydeka. Šitame spote buvau pagavęs savo didžiausią lydeką, tai 10 kg. O, 6 kg 772 gramai. Tai ir silverio bus, ir turėtų apie 60 silverio būti. Ir šiaip gan nebloga. Kavinė, jeigu reiktų, tai būtų tobula. Tai va, šitame spote, manau, galite nuo 5 ryto kimba iki 12 maždaug dienos, tai laikas nelabai didelis, bet galite užsidirbti gan nemažai silverio ir pabandyti pasigauti trofėjų. Tad ačiū, kad žiūrėjote, like ir subscribe. Jei turite klausimų, rašykite komentare. Sėkmės žvejojant ir iki!